Finalinėse rungtynėse susitiko iš Alytaus jaunimo suburta Ekstra komanda ir Dzūkijos Agmantos krepšininkai. Pirmasis kėlinys vyko taškas į tašką, tačiau nuo antro kėlinio Dzūkijos Agmantos krepšininkai ėmė tolti. Prie to labiausia prisidėjo aukštaūgiai Dzūkijos Agmantos krepšininkai, kurie nesuteikė varžovams progos atakuoti iš po krepšio, tad Ekstra žaidėjams teko mesti iš toli. Antrajame ketvirtyje traumą gavo Tomas Pačėsas. Jam kliuvo, kai atakuodamas krepšį Edgaras Švelginas alkūne pataikė į nosį. Krepšininkas negalėjo tęsti rungtynių. Ketvirto kėlinio pradžioje komandas jau skyrė 20 taškų – 56-36. Ekstra krepšininkai pakilo į lemiamą šturmą ir tai jiems pavyko. Likus rungtyniauti 3 minutėms jie sumažino skirtumą iki 7 taškų, tačiau labiau priartėti prie varžovų jauniesiems Alytaus krepšininkams nepavyko. Rezultatu 66-57 rungtynės laimėjo Dzūkijos Agmantos komanda, kuri ir atiteko Citus taurė. Antri liko Ekstra krepšininkai, trečią vietą užėmė KASP ekipa. Naudingiausių finalo žaidėjų išrinktas Karolis Marcinkevičius, pelnęs 18 taškų. Nežinau, kokio stiprumo buvo anksčiau, tai sunku vertinti, bet šiaip tikrai buvo įdomu. Šį sezoną su kiekviena komanda reikėjo kautis. Nebuvo taip, kad laisvai laimėjom tas varžybas. Visose reikėjo atiduoti paskutinės jėgas, tikrai. Jaunimas moka žaisti ir vyresni moka žaisti. Visi moka žaisti krepšinį. Lietuva krepšinio šalis. Ar tikėjotės tapti naudingiausių finalo žaidėjų? Ne, apie tokį naudingiausią kaip žaidėją tai net nesitikėjau, negalvojau. Čia ne mano nuopelnas, čia visos komandos nuopelnas. Žaidžia 5 žaidėjai, ne vienas. Kada tu laisvas turi tave pamatyti, turi atmest kamuolį, taip kad jeigu žaisi vienas, tu netapsi to naudingiausiu. Komandoje geros nuotaikos, praeitais metais likom 4, šiais metais nesitikėjom taip toli nueiti, nes miesto lyga buvo kiek stipresnė. Rezultatas mus tenkina. Mes labiau tikėjomės sukovoti, padaryti kuo geresnę kovą, parodyti ir kad galim žaisti ir tiesiog taip užbaigti sezoną. Tikėjomės, žinoma, pirmos vietos, bet kaip buvo, tas rezultatas mus tenkina. Jinai nėra nauja, jinai yra gal tęsinys iš anksčiau buvusių miesto pirmenybių, tačiau kaip jinai vadinasi, gal yra nedidelis dalykas. Svarbiausia, kad tai yra miesto bendruomenės sambūris, kuri turi savo organizaciją, kurie turi savo varžybų tvarkaraštį, siekia pergalės, tai yra užimtumas ir gražu. Šį sezoną Alytaus miesto krepšinio lygoje rungtyniavo daugiausia komandų – 10. Lygoje galėjo žaisti ir profesionalūs krepšininkai, tad žiūrovai galėjo išvysti ne vieną žinomą krepšininką. Rungtynėse netrūko ir sirgalių. Finalą vykusį Alytaus arenoje stebėjo pilna tribūna krepšinio aistruolių.